Daktare Birbi, papasakokit, ką nors įdomaus. Vaikelė, žinok, reikia pagalvoti. Nu. Buvo viena smagi tokia istorija pas mane apie vieną mano pacientę, Godą tokią. Jai buvo 16 metų ir buvo tokia labai įdomi istorija. Mano draugas Kirilas jau papasakojo apie kažkokią ten deimantę. Tai jinai irgi bus šitoje istorijoje. Suprantate? Kaip žinote turbūt, arba gal nežinote, deimantė buvo susiradus vyrą. Tas vyras buvo ne bet koks vyras, o Supistas Kazanova. Labai blogas buvo. Nežinau, kodėl jisai su ta deimantė susidėjo, juo labiau, kad nėščia jau kokį mėnesį. Bet susidėjo dėl kažko. Tai tada, ten tipo jie mylėjo vienas kitą, jie nieko jie nemylėjo. Ir tada atėjo Goda. Ten tipo draugė, ten tipo tos deimantės, draugė, tenais, makijažus vienas kitai darosi. Ten kartais pizdas nuskuta vienas kitai. Nu, suprantat, draugystė buvo tokia, žinai. Ir tada ta Goda susižavėjo deimants vyru. Susižavėjo, tai Jėzau, taip susižavėjo, kad tai šmeilui net bibys pasistojo. O Jėzau, iš kur pas tą Godą bibys buvo, tai net nesuprantu. O kad taip buvo, taip įdomu, tai tos deimantės vyrui labai patiko šemalė tos. Nu, tos bobos, kur su bibiais buvo. O kadangi Goda buvo tokia, tai tas vyras jos norėjo palikti tą deimantę, nes užpiso jau jį, kai ten kažkokia pizda raukšlėta silkėm prasmirdo, blecha pro visą tvartą, kur gyvena jinai. Taip prasmirdo, kad sunku pakęsti buvo. Taigi, Goda pasakė tam draugui, kad jinai yra šemalė. Nu, ta boba su bibiu, kaip čia pasakius, taip negražiai labai šneku, šiandien atsiprašau. Taigi, pakalbėjo, pabendravo, nu ir sugalvojo, pasiūlo tas ėdvis. O tu nori mūsų santykius perkelti ant kitų lygių. Paliksiu aš tą deimantę, lai užsipisai sausą lentą vieną, augina tą savo vaiką, vis vien ne manas yra. Kažkokia pasileidus ištvirkelė. Nu, Goda, kaip aišku, įsimelėjus tą ėdvin kažkokį, tą vyrą deimants. Tai jisai ir iš karto ten sutiko, tenai sako, ten po to atsigulė ant jo, padarė analinį, oralinį, vaginalinio nesuprantė, neturi jinai vaginos, pas ją tik tais penisas. Tai sėdi tokia laiminga po to viso akto, ir tik tas pist atbėga tokia deimantė. Su savo žandukais išvertusiais, su tokia patlutė jinai dar buvo prisivalgė. Sucha. Atbėga tokia ir sako, va Jėzus Marija, ką jūs čia veikiate dviese? Po to ten sakė, kad žaidė domino, kortom, strip poker žaidė, striptizu. Ir sakė, kad abu pralaimėjo. Ir abu turėjo nusirengti. Labai keista. Iš tikro po to pasakė. Deimantė patikėjo ir pagoglino tada pokerio striptizo taisyklės. Ir suprato, kad lygių jų būt, kad neįmanoma. Taip pat pakalbėjo tada su tuo savo vyru, kaip piso rėkti ant jo tenai su kočėlu atbaladojo snukį, birką nupjovė, išpjovė pizdą iki žarnų netgi. Tai kai kraujas pasipylė, atrodė, kad tas vyras jos ant mėnesinių dabar yra. Tai kad jisai nelabai ir atrodė kaip vyras, tai dabar tikra boba patapo, kančita supista. Tai va, ir tada tas kurva apsiverkęs, tas jos vyras padavė, pareiškimą parašė, ta deimantė va tik tais fukt ir į kalėjimą įsėdo 5 dienom už sužalojimą ir turėjo 20 litų moralinę žalą atlyginti. Labai atseit skauda. Tai tada jinai su ta Goda susidėjo, kadangi dabar gali ir per vaginą padaryti, nes turėjo dabar vaginą, suprantat.
Tik tais labai prastai, nes jau neturėjo pro kur sisioti, nes nefunkcionavo jos. Vagina tai turėjo pro užpakalį myšti, tik bėga varvara fontanėlis. Tai va. Tada, tik tais, kaip būtų, kaip nebūtų, bet Deimantė vieniša, pasidarė, bet o Edvino, tai pabandė susigražinti. Bet, oi, Guda, blėt, sucha neatidavė. Sako, dabar, tavo vyras, jisai dabar ne tavo, jisai mano. Jo vagina dabar tik tais man priklauso. Tai Deimantė, taip sunkiai, pradėjo tenais po to rėkauti su kočėlu, visiems snukis atbaladojo beveik iki nustipimo. O Jezu, sunki diena tada buvo jai, vos nepasikūrė, sakė. Tas jos vyras irgi neišlaikė, tai nusprendė, pizdyta Lietuvą, varau aš į Olandiją, uždarbiausiu, turiu labai gražų kūną, sako. Tai tada liko vienus, tai sugalvojo tada jos irgi sueiti, nes dabar abi liko be sugulovių. O suprantat, kai ta Guda birką turi, o Deimantė tą savo ištinusią vaginą, tai gali jie kaip ir sueiti. Ir tada pasidolkina. Ir puft ir Deimantė su vaikui pasidėl. Taip po to padarė suktą planą. Oi, tas Šimelka. Nesupranti, kai turi tas mažą birką, Guda maža, bet labai efektyvi, tik tais fukt, 10 sekundžių šovė, kol išdžiuvo ta šešupė jos. Tai užstatė vaiką ir dabar laukėsi, nežinau, kas per individas gims, bet ne Kirilo vaikas, bet vis dėlto nori, kad elementus mokėtų, nes reikia žmogui pragyventi. Tai va, tai dabar teismai vyksta, viskas, visą kriminalą padarė. Tai va, dabar per BBC žinias rodys, vakare rodys. Tai va, ir va tokia mano istorija šiandienai apie meilės trikampį. Va.